Trečias skyrius – protas. Pirmas klausimas. Kaip sunaikinti protą? Atsakymas. Proto sunaikinti negalite. Negalite liepti protui išnykti, kai jo nenorite. Tai neįvyks. Turite sutelkti protą į ką nors kitą. Protas yra įrankis. Jis nėra nei geras, nei blogas. Jis panašus į peilį, kuriuo galima pjaustyti vaisius ar daržoves, bet su tuo pačiu peiliu galima ir sužaloti kitus. Protas yra būtinas, kitaip nieko negalėsite pasiekti. Be proto negalite net maisto į burną įsidėti, be proto išsiversti negalite. Antras klausimas. Kaip atitraukti protą nuo nereikalingo mąstymo? Atsakymas. Kvėpavimas yra tiesiogiai susijęs su proto veikla. Tai mąstymo proceso kuras. Išmokus valdyti kvėpavimą, praktikuojant pranajamą, kvėpavimo pratimus, protą galima atitraukti. Kai protas veikia sparčiau, kvėpavimas tampa greitesnis ir sunkesnis, o kai protas ramus, kvėpavimas savaime sulėtėja ir tampa negilus. Sutelkite dėmesį į du dalykus – tarpą tarp įkvėpimo ir iškvėpimo ir į kitą tarpą tarp iškvėpimo ir įkvėpimo. Tarp jų stenkitės sulaikyti kvėpavimą. Tai reikia daryti lengvai, neturėtumėte dusti. Ir sutelkite dėmesį į tą nieką, proto tuštumą, absoliučios tuštumos būseną. Siekiant suvaldyti proto veiklą, reguliari praktika duoda didžiulę naudą. Laikui bėgant ir praktikuojantis, išmoksite ilgiau išlikti ramybės būsenoje. Tai pripratinus protą, jis taps ramus kaip vanduo, kuriame savo atspindį galima matyti aiškiai ir be jokių iškraipimų. Trečias klausimas. Kas yra meditacija ir į ką turėtume sutelkti dėmesį ir koncentruotis medituodami? Atsakymas. Meditacija yra trečiasis žingsnis. Pirmasis žingsnis yra koncentracija, antrasis kontempliacija, tada meditacija. Pirmiausia, turite lavinti koncentraciją. Koncentracija – tai proto sutelkimas į vieną dalyką. Tai gali būti bet kas. Tai gali būti Dievo pavidalas, lempelė ar liepsna. Protas visada krypsta į išorę ir turite jį pasukti į vidų. Praktikuojantis, jūsų protas taps ramus. Koncentracija – tai nuo 9 iki 11 sekundžių sutelkti dėmesį į vieną dalyką. Jei tai padarysite 9 kartus, tai taps kontempliacija, o 9 kontempliacijos taps meditacija. Pirmą kartą bandydami susikoncentruoti, dėmesį galite sutelkti į bet ką, pavyzdžiui, mano nuotrauką, mintį, idėją ar ką kitą. Tačiau pirmiausia, turite nuraminti savo protą. Tik tada galėsite pasiekti meditacijos etapą. Jį pasiekus, turite suprasti kiekvieną jausmą kylantį iš jūsų širdies. Jei galvojate, kad žiūrite į Dievo nuotrauką, tai tik koncentracija, o ne meditacija. Kai galvojate, kad aš sėdžiu čia ir noriu patirti Dievą, tai irgi koncentracija, o ne meditacija. Kai koncentruojatės, vadinasi, jūs patys dedate pastangas. O meditacija priešingai, ji yra be pastangų, nes kyla iš vidaus ir vyksta savaime. Kai matote Dievo nuotrauką, kai kurie jausmai ir mintys kyla natūraliai. Tai yra meditacija. Todėl prieš bandydami medituoti, pirmiausia išmokite susikoncentruoti. Meditacija nėra tai, ką darote jūs, viską padarys Dievas. Jis jums pasakys tai, ką nori pasakyti. Jis parodys jums tai, ką nori parodyti. Jis padarys, kad vyktų tai, ko jis nori.
Medituodami jūs nieko nedarote. Tai įvyksta, kai nutildote savo protą, kai nėra jokio triukšmo ir galite klausytis balso viduje. 4 klausimas. Kaip medituojant nuraminti protą? Atsakymas. Kaip kūnas gauna energijos iš suvalgyto materialaus maisto, taip protas gauna energijos iš kvėpavimo. Tai, kaip kvėpuojate, turės įtakos jūsų protui. Kai esate supykę ar susijaudinę, dažniausiai kvėpuojate labai greitai. Kai esate ramūs, kvėpuojate lėtai ir tolygiai. Tad protą galima valdyti kvėpavimu. Kai galvoje sukasi per daug įvairių minčių, kurios jūs trikdo, pradėkite kvėpuoti labai giliai. Sulėtinkite kvėpavimą. Sulėtindami kvėpavimą, jūs protui nebesuteikiate pakankamai energijos ir jis nebegali toliau blaškytis. Netekęs energijos, jis pamažu nurims. Kai protas nurims, viskas taps aiškiau. Todėl praktikuokite gilų kvėpavimą, ilgus įkvėpimus ir iškvėpimus. Pradėjus praktikuoti, pirmosiomis dienomis žmonės įkvėpia ir iškvėpia greitai, nes nesugeba kvėpavimo sulaikyti. Tačiau praktikuojantis tai daryti seksis vis geriau. Per tam tikrą laiką įkvėpkite, tiek pat laiko kvėpavimą sulaikykite ir per tiek pat laiko iškvėpkite. Tai teisingas būdas. Ilgainiui kvėpavimą turėtume sulaikyti ilgiau, o įkvėpimų ir iškvėpimų turėtų sumažėti. Tad pratinkitės kvėpuoti giliai. Tai gali padėti suvaldyti protą ir pagerinti jūsų meditaciją. 5 klausimas. Kaip tapti stabiliam, ramiam, kad galiausiai pasiekčiau tikslą? Atsakymas. Om yra lankas, strėlė yra mano savastis, tikslas yra brahmanas. Kaip jį pasiekti? Šventraščiuose sakoma, kad yra lankas vadinamas Om ir strėlė vadinama Tu. Įdėkite save į šį Om lanką ir šaukite taip, kad pataikytumėte į taikinį. Taikinys yra brahmanas, tikrosios savasties suvokimas. Kaip tai padaryti? Jei norite šauti, kiek stabilus turėtumėte būti? Jei drebate ir suvokiate, kad neturite pakankamai jėgų, tvirtybės ir stabilumo, argi strėlė galės tiksliai pataikyti į taikinį? Jei esate pakankamai stabilus, bet neturite jėgų, ji nukris pusiaukelėje. Kas nutiks, jei turėsite jėgų, bet nebūsite stabilus? Strėlė nuskries ir pataikys kur nors kitur. Todėl reikalingi 2 dalykai. Vienas iš jų yra stabilumas, stiratvam, o antrasis – stiprybė. Atmano negali suvokti silpnas. Ji gali suvokti tik tas, kuris yra stiprus. Reikia ne fizinių jėgų, o vidinės tvirtybės siekti dvasinio tikslo. Pakelkite šį lanką Om, įdėkite save kaip strėlę ir šaukite į taikinį vadinamą brahmanu. O kai pataikyti, apramatena, nesuklydus, pataikys tas, kuris nesvyruoja. Tai reiškia nepasuka klaidingais keliais, nepasiduoda akimirkos trukdžiams. Jis turi nenukrypti, nesiblaškyti, nepaklysti menkesniuose dalykuose, bet dėmesį sutelkti į tikslą. Veda vjam reiškia pagaliau pataiko. Kas pataiko? Tik apramatena. Tas, kuris yra labai stabilus, ramus ir susikaupęs. O kas nutiks, kai pataikysite į taikinį? Šarevatan majo bavėt reiškia, kaip strėlė tampa viena su taikiniu, taip ir jūs tapsite viena su brahmanu. Paaiškinta labai paprastai. Tyrumas yra proto stiprybė.
Tyras protas yra stiprus, neturintis troškimų protas yra stipriausias, troškimų kupinas protas yra silpniausias. Jį labai lengva sugundyti, išblaškyti ir nukreipti nuo kelio. Jei jūsų galvoje kirbės bent vienas troškimas, protas jūs nuves klaidingu keliu vien tam, kad tą troškimą įgyvendintumėte. Argi ne? Geruoju ar piktuoju, vienaip ar kitaip. Tas troškimas silpnina protą. Kaipgi lankininkas, neturėdamas jėgų, pataikys į taikinį? Jei jis turi pakankamai jėgų ir neturi troškimų, tačiau jo protas yra nestabilus, labai neramus ir svyruojantis, strėlė vis tiek negalės pataikyti į taikinį. Tikslas nebus pasiektas. Štai kodėl turite labai atidžiai stebėti protą ir nepageidaujamas mintis pašalinti arba atmesti. Kai tai padarysite, savo tikslą galėsite pasiekti greičiau, panašiai kaip greičiau pasiekite kelionės tikslą, jei keliuose eismas mažesnis. 6 klausimas. Kodėl patariama laikytis tylos? Atsakymas. Tyla yra anapus kalbos. Sakoma maunam manir lakšanam. Tyla yra muni savybė. Munis, maldingasis, mokslininkas, šventasis, dieviškos prigimties žmogus, per askezę ir nuolatinę dvasinę praktiką pasiekęs aukštesnį sąmonės lygmenį. Muniais vadinami ryšiai ir svarbių kūrinių autoriai. Žodis muni kontempliuotojas yra kilęs iš mauni, tylus. Kodėl muni visada tyli? Todėl, kad supranta, jo kalbėjimas tai laiko švaistimas. Muni yra tas, kurio intelektas visada stabilus, pastovus, jame nėra vikaros, tai yra nėra pokyčių. Jo intelektas nekintantis. Poreikis pasisakyti atsiranda tik tada, kai yra vikara. Citata. Viskas yra gerai taip, kaip yra. Kodėl tuomet turėčiau kalbėti? Citatos pabaiga. Tokia yra muni nuostata. Verta paminėti vieną nutikimą iš Ramanos Maharišio gyvenimo. Žmonės ateidavo ir su juo ginčydavosi, kas geriau, likimas ar laisva valia. Iš pradžių jis bandydavo aiškinti, bet vėliau ėmėsi maunam, tylos, nes suprato, kad tokius žmonės veda tik tuščias smalsumas. Koks skirtumas, ar pirmiau būna sekmadienis ar pirmadienis? Kad ir kokia diena ateitų, priimkite ją tokią, kokia yra. Svarbu, kad tą dieną gyventumėte geriau nei ankstesnę. Kai kurie žmonės ginčijasi, jei Dievas nori, kad aš būčiau nusikaltėlis ir neičiau dvasiniu keliu, tai kodėl turėčiau dėl to kentėti, juk tai jis nusprendė, kad aš turiu būti nusikaltėlis. Tada jiems atsakau, tik Dievas nusprendžia, kad turite atkentėti savo nusikalstamų veiksmų pasekmes. Manykite, kad ir viena, ir kita yra Dievo valia. Arba galite visiškai tikėti laisva valia ir sakyti, aš nukrypau nuo jo valios, dabar turiu pasitaisyti ir iš to išsivaduoti. Tačiau priešingai yra žmonių, kurie savo laisva valia nuklysta, o tada pasikliauja Dievo valia, kad juos pataisytų ir padėtų išvengti pasekmių. O kas, jei Dievo valia buvo tokia, kad jie nepasitaisytų ir pasekmes atkentėtų kalėjime? Todėl visi šie loginiai išvedžiojimai ir gudravimai, tarka vitarka, argumentai ir kontraargumentai yra beprasmiai. Muni tai puikiai supranta, todėl negaišta laiko aiškinimams. Kartą Buda pasakė, nesiginčykite su kvailiais. Į tai kažkas atkirto, ne, tu turi jiems paaiškinti, ką turi omenyje. Buda atsakė, taip, tu visiškai teisus, aš nenoriu su tavimi ginčytis. Tyla arba maunam yra galingas įrankis visiems dvasiniams keliams ir tikslams. Manam protas,
mananam kontempliacija, maunam tyla, muni kontempliuotojas. Protą galima kontroliuoti kontempliuojant, tai yra galvojant arba nuolat išlaikant vieną mintį, o vėliau pereiti į būseną be jokių minčių, tai vadinama amani bhava. Žmogus, kuris yra nuolatinėje maunam būsenoje, nejaučia dvaitos arba dualumo. Toks žmogus pasiekia pakylėtą muni būseną. 7 klausimas. Kas yra intuicija? Ar tai ji vadinama vidiniu balsu? Atsakymas. Vaizdžiai tariant, intuicija yra Dievo šnabždesys žmogaus širdyje, todėl tai, ką ji atskleidžia, visada yra tiesa. Mokslas remiasi jusliniu suvokimu ir protu, o dvasingumas naudojasi papildomą savybę – intuiciją. Dvasingumas kartu su intuicija naudoja visus pagrindinius mokslinius metodus – indukciją ir dedukciją, stebėjimą ir eksperimentavimą, o visa tai padeda susidaryti bendrą tiesos vaizdą. Vedų išminčiai intuiciją vadina antahspurana arba pratibha, giliu ir galingu gebėjimu, kylančiu tiesiai iš kosminės sąmonės šviesos, kuri apšviečia žmogaus protą, pojūčius ir intelektą. Todėl ji gali suteikti gilesnį bet kokio reiškinio ar įvykio suvokimą. Kadangi intuicija glaudžiai susijusi su šaltiniu, jai negali prieštarauti nei protas, nei intelektas. Apreiškimai kyla iš vidinės sąmonės ir atsispindi prote per intuicijos mechanizmą. Vedų tiesos ir buvo tokie apreiškimai, kurie kilo iš vidaus, o išminčiai buvo tik šių tiesų regėtojai. Štai kodėl Vedos vadinamos apaurušėja, sukurtos ne žmonių. Niutono atrastas gravitacijos dėsnis, Darvino evoliucijos teorija ir daugelis kitų tokių didžių atradimų priskiriami intuityviems blyksniams, kuriuos šie mokslininkai patyrė ieškodami tiesos. Daug mokslininkų yra teigę, kad padaryti atradimus jiems padėjo intuicija. 8 klausimas. Kaip sustiprinti vidinį balsą, kad galėčiau sekti savo širdimi? Atsakymas. Tai nereiškia, kad vidinį balsą girdėsite tik meditacijos metu. Kai tik gaunate tokį vadovavimą, kai pajuntate, kad kažkas kužda jūsų krūtinėje, tampo už širdies stygų, sekite tuo ir tas vadovavimas sustiprės. Kuo labiau seksite šiuo jausmu, tuo stipriau jį pajusite. Negalvokite apie tai kaip apie balsą. Tai jausmas kylantis iš vidaus. Tai jausmas, kuris jums sako, ką reikia daryti ir labai stipriai jūs skatina. Sekite šiuo jausmu. Kuo labiau juo vadovausitės, tuo šis jausmas kaskart darysis vis stipresnis, stipresnis ir stipresnis. Kaip motina gali atpažinti savo vaiko balsą tarp būrio vaikų, taip ir jūs galėsite išgirsti tą balsą, nes būsite į jį susitelkę. Turėtumėte sugebėti aptikti tą balsą ne tik per kelių minučių meditaciją. Kaskart stabtelkite ir paklauskite, Dieve, ką norėtum, kad šiuo atveju daryčiau? Tada nedvejodami vadovaukitės pirmuoju iš vidaus ateinančiu atsakymu. Kai seksite tuo pirmuoju jausmu, jis darysis vis stipresnis ir stipresnis. Tai taps taip natūralu, kad pasieksite tokį etapą, kai nebereikės konsultuoti su Dievu, nes viskas, ką darysite, atitiks Dievo valią. Štai koks stiprus taps jūsų vidinis balsas. Tačiau pirmiausia, turite pratintis to balso klausytis. Nuoširdžiai melskitės. Viešpatie, aš ketinu tai daryti, man tik reikia tavo vadovavimo. Ar turėčiau tai daryti? Jūsų vidinis balsas iškart pasakys, daryti tai ar nedaryti. Kad ir ką pajustumėte,
turite iškart vadovautis jausmu kylančiu iš vidaus. Kuo labiau juo vadovausitės, tuo jis bus stipresnis, kol taps antrąja jūsų prigimtimi. Visus savo veiksmus atlikite vadovaudamiesi šiuo nurodymu. Problemos prasideda tada, kai vidinis balsas sako nedaryti to, ko labai norite. Jūsų protas sako, kad to norite, bet širdis liepia to nedaryti. Štai tada kyla konfliktas ir jūs lengvai randate priežasčių pasakyti ne. Gal tai ne mano širdis, gal tai ne Dievas. Širdis visada jums sakys tai, kas nesavanaudiška, o jūsų protas linkę save pateisinti, tarsi aklas vestų aklą. 9 klausimas. Kaip užmegzti vidinį ryšį su Dievu? Atsakymas. Pirmiausia, nueikite į ramų namų kampelį, nutildykite triukšmą, uždarykite duris ir kurį laiką tyloje pasėdėkite. Prote gali kilti mintis, o kaipgi mano darbas? Protui pasakykite, ne dabar, apie tai pagalvosime vėliau, aš noriu pasikalbėti su Dievu. Ir toliau taip švelniai kalbėkite savo protui, ir vieną dieną jis išmoks jums paklusti. Protas jums nebetrukdys, tada galėsite išgirsti viską, kas ateina iš vidaus. Kaip žinoti, kada Dievas jums kalba? Kai tik išgirsite kalbant Dievą, iškart pajusite laimę ir ramybę, kurių kitaip nepatirėte. Pajusite tiek daug laimės ir ramybės, kiek nepatirsite klausydamiesi kitų. Tačiau turite praktikuotis. Be praktikos tai neteis. Jūs turite praktikuotis. 10 klausimas. Kaip žinoti, ar kalba širdis ar protas? Atsakymas. Yra 3 skirtumai tarp to, ką jums sako protas, ir to, ką sako širdis. Visų pirma, širdis visada sakys tą patį. Ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ar net po 10 metų. Ji niekada nepakeis savo nuomonės, kad ir ką žmonės sakytų. Antra, širdis jums sakys tai, kas yra gerai visiems, o ne vien jums. Trečia, kai tik klausysite širdies ir jie vadovausitės, iš karto pajusite ramybę ir džiaugsmą. Tačiau jei vadovausitės protu, patirsite sumaištį ir kaltę. Jei vis vadovausite savo protu, protas taps stipresnis. Jei seksite širdimi, jūsų širdis taps stipresnė. Svarbu, kad be baimės sektumėte savo širdimi. Sekti širdimi reikia drąsos. Taigi, sekite savo širdimi ir būkite drąsūs, tada patirsite ramybę. 11 klausimas. Ar galėtum paaiškinti, kas yra mukti mokša? Atsakymas. Visame pasaulyje įprasta manyti, kad mukti mokša yra kažkas, ką galima pasiekti pasibaigus gyvenimui. Tai klaidingas įsitikinimas, kilęs iš neišmanimo ir žinių stokos. Mukti yra čia ir dabar. Atsikratyti viso savanaudiškumo, siauro mąstymo ir veiksmų pasekmių, tai ir yra mukti. Mokša yra moha kšaja, tai yra atsikratyti visų pasaulio prisirišimų ir pančių. Tai gali įvykti tik žmogui gyvenant šioje planetoje. Viskas priklauso nuo žmogaus požiūrio, nuo to, ką jis galvoja ir kuo tiki. Sakoma, mano mulam idam džagat. Visas pasaulis gimsta iš proto. Suvaldžius protą galima išsivaduoti iš visų gyvenimo negandų ir vargų, o tai iš karto suteikia mukti mokšą. 12 klausimas. Kokie yra pagrindiniai savęs transformavimo žingsniai? Atsakymas. Ženkite šiuos žingsnius nuo aš į mes ir nuo mes į jis.
Tai yra transformacija. Jei norite pakilti nuo žmogaus į Dievą, teisingas būdas yra eiti nuo žmogaus į visuomenę ir nuo visuomenės į Dievą. Nuo žmogaus į visuomenę ir iš jos į Dievą – tai teisingas karališkas kelias. Iš pirmojo aukšto į antrąjį, o iš jo į trečiąjį. Štai kaip galite pereiti nuo aš į mes, o paskui nuo mes į jis. Viena vertus turite mylėti Dievą, kita vertus tarnauti žmonijai. Šie du dalykai jums bus kaip paukščiui du sparnai, pakeliantys jį į bet kokį aukštį. Vienas lašas negali pasiekti vandenyno, todėl visi turite susivienyti ir tarnauti visuomeniai. Visi lašai turi tapti upe. Upė tekės į vandenyną ir taps vandenynu. O kaip lašas galėtų tapti vandenynu? Jis turi tapti upe, kad galėtų tekėti į vandenyną. Kai visi kartu dirbsite vieningai ir tyrai, pasieksite Dievą. Tai lengviausias ir greičiausias dvasingumo kelias. Argi manote, kad norint pasiekti Dievą, reikia keliauti į Himalajus, stovėti ant vienos kojos, nevalgyti, nemiegoti, kęsti šalčius ir audras? Viso to nereikia. Tereikia daryti sevą. Mylėkite žmones ir jiems tarnaukite. Šis kelias greičiausias. 13 klausimas. Jei viskas yra Dievo valia, kodėl kyla neigiamų minčių? Atsakymas. Įsivaizduokite, kad būrys aklųjų apžiūrinėja dramblį jį liesdami. Vienas gali pasakyti, kad dramblys yra stulpas, kitas, kad tai virvė, dar kitas, kad vėduoklė. Taip yra todėl, kad jie turi ribotą supratimą apie dramblį. Tik apžiūrėję kabutėse visą dramblį, ne vien tas jo dalis, kurias palietė, jie supras, koks jis yra. Kurdamas Dievas kiekvienam žmogui suteikė du dalykus. Vienas iš jų tai kūnas, kuris yra instrumentas darbui atlikti. Kitas yra protas, kuris turi savo valią. Anapus proto valios yra dieviškoji valia, kuris slypi širdyje. Kol vadovaujate savo širdimi, nėra tokio dalyko kaip protas ar jūsų valia. Tačiau kai tik imsite galvoti, kad turite atskirą protą, pradės reikštis jūsų valia. Jei tėvas duoda savo vaikams saldainio, jis jų neatsiima, nebent vaikas pats tėvui jų pasiūlo. Taip ir aš daviau jums šiek tiek valios, protą, kaip daviau jums ir kūną. Dievas visada yra pozityvus, jis niekada nebūna negatyvus. Tik žemesnysis protas įsileidžia negatyves mintis. Kai pasieksite tokią stadiją, kad suvoksite, jog viskas yra Dievas, tuomet neigiamų minčių nebeliks. Viską laikysite pozityviu dalyku. Dievas kiekvienam davė kūną, protą ir širdį. Širdis yra Dievo valia. Protas yra tai, ką galite rinktis – naudotis juo arba nesinaudoti. Jei naudositės protu, jis kurs savas mintis ir trukdys Dievo veiksmui. Kūnas tiesiog seka protu, jis niekada nebūna kaltas. Kūnas yra tik automobilis, o protas – vairuotojas. Tie, kurie nepasiekė vienovės su Dievu, jaus dualumą, kad yra laisva valia ir Dievo valia. Kol patys savo laisvos valios neatiduosite Dievui, ji ir toliau veiks. 14 klausimas. Ar tikslinga nuolat prisiminti, kad aš esu dieviškas? Atsakymas. Sakau jums, kad tai yra pats praktiškiausias dalykas, kurį reikia atsiminti, nes tai yra vienintelė tiesa, kuri nesikeičia. Kiti dalykai nuolat kinta, kaip antai netiesa, bet tiesa visą laiką išlieka ta pati, todėl ją lengva atsiminti. 100% tikėkite tiesa, kad aš esu dieviškas ir taip save transformuokite.
Ši vienintelė mintis gali jūs išgelbėti, gali jūs išlaisvinti ir paversti tuo, kas iš tikrųjų esate. Kartą pas Šri Ramakrishna Paramahamsą atėjo viena moteris ir pasakė: mano sūnus blogai mokosi, nes nėra labai protingas. Duok jam talismaną ar kokį kitą vaistą, kad jis taptų protingas ir gerai mokytųsi. Šri Ramakrishna Paramahamsa pažvelgė į berniuką ir į labai susirūpinusią jo motiną. Jis nuėjo į vidų ir grįžęs su buteliuku vaistų motinai pasakė: duok berniukui šitų vaistų po 1 šaukštą 3 kartus per dieną ir per savaitę jam pagerės. Motina su sūnumi labai apsidžiaugė ir pasiėmę vaistus grįžo namo. Po savaitės vaistai baigėsi, tad jie vėl atėjo pas Ramakrishną ir motina jam pasakė: mokytojau, jūsų vaistas stebuklingas, mano sūnus staiga tapo protingesnis, ar galite duoti dar šiek tiek, nes jis visus vaistus jau išgėrė? Šri Ramakrishna Paramahamsa atsakė: tai labai paprasta, vaistų gali pasigaminti namuose. Paimk stiklinę vandens ir įmaišyk šaukštą cukraus. Tokių vaistų tau ir daviau. Motina nustebusi paklausė: ar norite pasakyti, kad tai, ką davėte, te buvo cukraus sirupas, o ne vaistai? Jis atsakė: vaistai galėjo būti ir cukraus sirupas, bet tikrasis vaistas buvo mintis, kuri į tą sirupą buvo įdėta. Citata: jei jų gersiu, tapsiu protingas. Cukraus sirupas per savaitę nepadarė jo protingu. Protingu jį padarė jo tikėjimas, kad gali tapti protingu. Taip yra ir su žmogumi. Jis nori stebuklingai staiga tapti Dievu. Citata: Gurudži, duok man mantrą, upadešą, pamokymą, ar kokią nors dvasinę praktiką, kad galėčiau tapti dievišku. Kaip jiems pasakyti, kad jie jau yra dieviški, kad daugiau nebėra kuo tapti? Kaip šis berniukas suprato, kad jau yra protingas, taip ir jūs turite suvokti, kad jau esate dieviški, jums nereikia tapti dieviškais. Tiesa ta, kad jūs jau esate dieviški. Paprasčiau negali būti. Tad nuolat galvokite apie šią tiesą, nė kiek nebejodami ją tikėkite ir sakykite: aš esu dieviškas. Jums nereikia talismano, nereikia mantros, nereikia jokio konkretaus būdo, kaip tapti dievišku ar pasiekti Dievą. Jei manysite, kad esate dieviški, jūsų veiksmai taps dieviški. Jei jūsų veiksmai tampa dieviški, jūsų charakteris taip pat turi tapti dieviškas. Jei jūsų charakteris dieviškas, jūs esate dieviški. Matote, viskas taip paprasta. Tiesiog tikėkite, kad esate dieviški. Jums tiek daug kartų buvo sakoma, kad esate toks ir toks, su kūnu, su vardu, gimęs tokiam ir tokiam žmogui, priklausote tokiai ir tokiai šaliai. Jums tai buvo sakoma tiek daug kartų, kad jūs tuo tikite. O tiesa, kad esate dieviški, jums pasakyta nebuvo. Jei tik patikėsite šią paprastą tiesą, kad esate dieviški, tada jūsų mintys, žodžiai, veiksmai, likimas pasikeis. Pasikeis viskas. Kokia prasmė duoti jums dar daugiau cukraus sirupo? Tai nepadės. Kai kitą kartą supyksite, turite savęs paklausti: ar tai dieviška? Ne, taip nėra. Todėl tai negaliu būti aš. Taip elgtis negaliu. Turiu tai atmesti. Dieviškumas – tai atjauta ir atleidimas. Todėl tai priimsiu ir tuo vadovausiuosi. Jei jums kyla troškimų, kurie nėra geri, paklauskite savęs: ar Dievas gali trokšti tokių dalykų? Negali. Todėl ir aš negaliu turėti tokių troškimų, turiu jų atsisakyti. Jei esate gundomi elgtis savanaudiškai, o tai nėra dieviška, turite savo priminti: aš esu dieviškas, argi galiu taip elgtis? Tuomet tokio veiksmo turite atsisakyti.
Kuo labiau tikėsite savo dieviškumu, kuo labiau tikėsite, kad esate dieviški, tuo labiau transformuosis jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai. Praktikuokite ir tapsite tuo dieviškumu. 15 klausimas. Ką turi omenyje sakydamas, kad reikia vadovautis širdimi? Atsakymas. Turite suprasti šias 3 sąvokas – sąmoningumas, sąžinė ir sąmonė. Fiziškai esate sąmoningas, o tai reiškia, kad galite suprasti, jog esate gyvas, kad galite jausti ir kad galite patirti. Jūs esate sąmoningas. Viskas, kas gyva, yra sąmoninga, net ir gyvūnai. Sąžinė – tai gebėjimas skirti ir nuspręsti, kas teisinga, o kas ne. Tam reikia šiek tiek pamastyti. Tad sąžinė yra čitos, čita, arba proto gebėjimas. Sąmonė yra atma, kuri nuolat suvokia, kas teisinga, o kas ne. Sąmonėj net nereikia stengtis atskirti ir mąstyti, nes ji jau žino, kas teisinga. Būtent tokį ryšį reikia palaikyti su širdimi. Ji visada pasakys, kas teisinga, ji visada pasakys, ką reikia daryti. Deja, proto triukšmas yra toks didelis ir širdies balsas slopina taip stipriai, kad negalite išgirsti, ką jis sako. Tarkime, esate turguje. Daugybė žmonių kalbasi, o jums paskambina telefonu, bet jūs negirdite, ką jums sako. Dėl triukšmo negirdite net šalia esančio žmogaus. Tačiau kai nueinate į tylų kampelį ir ten kalbate, vienas kitą galite aiškiai girdėti. Nekyla jokių nesusipratimų, jokios painiavos. Kai protas kelia daug triukšmo, širdies balso išgirsti negalite. Štai čia žmonėms ir kyla bėdų. Protui rūpi tik aš ir mano. Jis galvoja tik apie save. Jis negali galvoti apie nieką kitą, jis nuolat nerimauja. O kaipgi aš? Kas bus su mano žmonėmis, mano daiktais? Jis negali peržengti aš ir mano ribos ir pats kelia daug triukšmo. Kai tik imate mąstyti apie mes ir mūsų, gyventi iš širdies, protas nurimsta. Jei nuolat naudojate dešinę ranką, ji tampa įgudusi, pajėgi ir stipri. Žmonių, kurie naudojasi kairiąją ranką, sustiprėja ta ranka. Tai priklauso nuo to, kurią naudojate. Jei daugiau naudositės širdimi, ji darysis vis stipresnė ir stipresnė. Jei labiau naudositės protu, jis širdį nustelbs. Tad viskas priklauso tik nuo jūsų. Reikia pasirinkti gyventi pagal širdį, o tada stengtis gyventi pagal tai, ką sako širdis. Net jei protui tai nepatinka, net jei protas to nenori, net jei protas tam priešinasi, turite jį nuraminti ir tiesiog vadovautis širdimi, nes širdis visada žino, kas teisinga ir nuves jūs į teisingą tikslą. Gali atrodyti, kad širdis nežino, nesupranta ar nemoka mąstyti, tačiau nesijaudinkite. Kai nusprendžia širdis, ji visada yra teisi. Kai tik seksite savo širdimi, iškart rasite ramybę. Nebebus jokios sumaišties, jokio svyravimo pirmyn ir atgal. Tokia yra širdies savybė. Ji nuolat galvoja apie kitus, o ne apie save. Tad jūs galvosite, kas gera kitiems, kas kitus padarys laimingus, ramius ir džiaugsmingus. Širdis visada galvoja šitaip. Tai yra kelias į Dievą. 16 klausimas. Kai siela trokšta dieviškumo, bet protas žaidžia savo žaidimus, ką žmogus galėtų ir turėtų daryti? Atsakymas. Gyvenimas yra žaidimas, žaiskite jį. Gyvenimas tai iššūkis, priimkite jį. Kai dvi komandos žaidžia futbolą, kiekviena nori įmušti įvartį į kitos komandos vartus. Priešininkų komanda stengsis tam sutrukdyti.
Toks jau yra žaidimas. Jei tikėsitės, kad priešininko nebus ir žaidėjas būsite tik jūs vienas, tai nebebus žaidimas. Jei jūs vienas norite spardyti kamuolį ir tikitės, kad niekas neatsidurs tarp jūsų ir vartų, to nebus. Tokios yra kiekvieno žaidimo taisyklės, kad turi būti dvi komandos, viena, kuris stengiasi įmušti įvartį, o kita, kuris stengiasi tam sutrukdyti. Jūsų gyvenimo tikslas – pasiekti savo dieviškąjį tikslą, o komanda, kuriai priklausote, yra širdis, jums padedanti link to tikslo eiti. Priešininkų komanda, protas, žinios ir pojūčiai stengiasi tam sutrukdyti. Panašiai kaip geras futbolininkas, kuris nuolat ir atsidavęs treniruojasi tobulindamas savo įgūdžius, kad galėtų aplenkti varžovus ir įmušti įvartį, taip ir jūs turite išsiugdyti gebėjimą nuolat naudotis širdimi ir taip pergudrauti protą. Galbūt tai įvyks ne pačią pirmą dieną, tačiau jei nuolat vadovausitės savo širdimi ir vengsite proto, tai padės jums vieną dieną pasiekti savo tikslą. Nesėkmė nėra negarbė, tačiau nesistengti tikrai nėra garbinga. Todėl turite ir toliau stengtis. Dievas yra jūsų treneris. Jis nurodys, kaip tą daryti. Klausykite jo išmintingų patarimų, treniruokitės ir pasiekite savo tikslą. Tai yra gyvenimo žaidimas, žaidimas tarp jūsų širdies ir proto. Kuo daugiau praktikuositės, tuo geriau jums seksis. Kad ir kiek kartų protas jums trukdytų, jūs vis tiek pasieksite tikslą. Štai ką turėtumėte daryti, kai protas stoja skersai kelio. 17 klausimas. Kaip atskirti gėrį nuo blogio? Atsakymas. Gera ir bloga yra jūsų galvoje. Tai, kas padeda priimti Dievo meilę, yra gera, o tai, kas atitolina nuo Dievo, yra bloga. Gyvenime susidursite su įvairiomis problemomis. Šioms problemoms išspręsti yra du keliai. Vienas yra šrėjo marga, gerasis kelias, o kitas yra prėjo marga, malonusis kelias. Eiti šrėjo marga iš pradžių bus sunku, bet vėliau tikrai pasieksite laimę. Eiti prėjo marga iš pradžių bus malonu, bet vėliau teks kentėti. Kaskart, kai susidurėte su problema ar sudėtinga situacija, klauskite savęs, ar turėtumėte rinktis šrėjo margą ar prėjo margą. Tai, kas naudinga visiems, yra šrėjo marga. Jei esate savanaudis ir žiūrite tik savo gerovės, tai prėjo marga. Protas visada eis prėjo marga, o širdis šrėjo marga. Jei vadovaujate širdimi, niekada nepateksite į bėdą. Protas kelia triukšmą, o širdis jums kalba tyliai. Kai yra triukšmas, širdies balso išgirsti negalite. Jei norite klausytis jos balso, turite sumažinti triukšmą. Tad, būdami klaidingame kelyje, turėtumėte įsiklausyti į Dievo balsą ir melstis Dievui, kad galėtumėte grįžti į teisingą kelią. Jei einate į rytus, tai negalite eiti į vakarus. Kai esate klaidingame kelyje, turėtumėte drąsiai grįžti į teisingą kelią. Daugeliui žmonių tam pritrūksta drąsos, tad pasukę klaidingų keliu, jie dėl ego ir toliau atkakliai jo žengia galvodami, citata, aš žinau, kas atitinka dharmą, darną, bet neturiu valios ją praktikuoti. Žinau, kas yra adharma, nedarna, bet negaliu to atsisakyti. Citatos pabaiga. Negalima pasiduoti tokiam silpnumui. Reikia turėti du dalykus – viveką, gebėjimą skirti, ir vairagiją, neprieraišą. Gebėjimas skirti leis jums atskirti, kas gera, o kas tik malonu, o neprisirišimas suteiks jums drąsos atsisakyti to, kas nėra gerai. Vadovaukitės požiūriu, kad svarbus ne jūsų ar kitų norai,
Svarbiausia patikti viešpačiui arba savo aukščiausiai savaščiai. Jei tuo vadovausitės, galėsite lengvai eiti Šrėjo margą. 18 klausimas. Kaip išsiugdyti neprieraišą ir kokia turėtų būti mūsų mąstysena einant gyvenimo keliu? Atsakymas. Neprieraiša nėra tai, ką galima greitai išsiugdyti. Nemanykite, kad vieną dieną pabusite ir pamatysite, jog tapote neprisirišę. Ta reikia praktikuoti palaipsniui. Tai procesas. Kaip įsipainiojote į pasaulį ir jo reikalus, tuo pačiu būdu turite iš tų pinklių ir išsivaduoti. Tai yra procesas. Pirmoji gyvenimo pusė nuo brahmačarijos, mokymosi ir viengungystės iki grihastos, šeimininio gyvenimo, skirta tam, kad įžengtumėte į pasaulį. Antroji gyvenimo pusė vanaprasta, dvasinių praktikų ir tarnystės visuomeniai ir sanjasa atsiskyrėlio, skirta tam, kad iš pasaulio išeitumėte. Tad eikite į pasaulį, atlikite savo pareigą, bet neišklyskite iš kelio, kaip tai nutiko Abhimaniui. Įžengęs į čakravjūhą, jis nebežinojo, kaip iš jos išeiti, todėl jis buvo pagautas ir nužudytas. Čakravjūha, karinė rikiuotė priešams apsupti, aprašyta Mahabharatoje. Visi žinome, kaip į tą čakravjūhą įeiti. Mes mokomės ir patenkame į grihastą ašramą. Brahmačariją ir grihastą mes pažįstame ir to laikomės iki paskutinio atodūsio. Tačiau mes nepereiname į vanaprastos ir sanjasos ašramas, kad išsivaduotume iš šios čakravjūhos. Štai tada mes ir įklimstame. Tad dvasingumas mus moko, kaip į pasaulį įeiti, bet dar svarbiau moko, kaip iš jo išeiti ir jame neužstrigti visiems laikams. Dauguma pasaulio gyventojų iki pat gyvenimo pabaigos laikosi tik pirmų 2 ašramų, nes tai patogu ir patrauklu. Kitus 2 žmonės tiesiog praleidžia. Kažkas paklausė, kodėl jauni berniukai turėtų eiti dvasingumo keliu. Tam tinka pensinis amžius, tad kodėl jie turi pradėti taip anksti? Aš atsakiau, Haratini mesat kala sarvam. Mes nežinome, kuri akimirka bus mums paskutinė. Todėl kiekvieną akimirką pasaulyje gyvenkite visiškai neprisirišę. Taip, kad jei kitą akimirką tektų pasaulį palikti, galėtumėte tai padaryti be jokio nerimo, rūpesčių ar sunkumų. Atėjote į pasaulį atlikti tam tikros pareigos, įnešti savo indėlį ir mokytis, bet taip pat turite išmokti gražiai iš šio pasaulio išeiti. Ne su gailesčiu, ne su atgaila, ne su sunkumais. Iš šio pasaulio turite išeiti taip pat sklandžiai, kaip į jį atėjote. Mūsų šventraščiuose sakoma, kad tai ir yra tikras ir teisingas būdas gyventi pasaulyje. 19 klausimas. Kaip mūsų valgomas maistas veikia protą? Atsakymas. Tai Tirija Upanišadoje pasakojama, kad išminčius Brigus išėjo ieškoti dieviškojo pažinimo. Jis suvokė tiesą, kad iš maisto kyla viskas, iš maisto kyla ir dieviškumas. Maistas patenka į kūną ir veikia protą. Kai maistas būna šventas, pašventinami visi 5 pojūčiai – klausa, lytėjimas, uoslė, regėjimas, skonis. Koks maistas, toks ir protas, koks protas, tokios ir mintys, kokios mintys, tokie ir veiksmai. Norint protą padaryti tyrą, pirmoji būtina sąlyga – tyras maistas. Bet ne visada įmanoma užtikrinti maisto tyrumą. Kartais galite nežinoti, su kokiomis mintimis jis buvo ruošiamas. Norint šią problemą išspręsti, prieš valgant reikia maistą paaukoti Dievui ir jį laikyti Dievo dovana. Taip pašalinami visi maiste esantys nešvarumai. Tai padeda išvalyti protą.
Tačiau maistas yra ne tik tai, ką valgome. Viskas, ką matome, girdime, liečiame, jaučiame ir patiriame, taip pat yra maistas. Klaidinga manyti, kad maistas yra tik tai, ką dedame į burną. Anamaja košoje yra 5 pojūčiai - klausa, lytėjimas, rega, skonis ir uoslė. Jie atitinka žmogaus kūno organus. Anamaja koša. Maistinis apvalkalas - tai yra fizinis kūnas, vienas iš 5 žmogaus tikrąją savastį dengiančių apvalkalų - košų. Todėl turime klausytis tik to, kas gera, matyti tik tai, kas gera ir taip toliau, nes visa tai daro įtaką protui.